įėję į fizinį realybę, tu dabar čia esi. Kaip tas dalyks veik, kaip reikia suprast, ano mechanika. Vo, šitas dabar tau papasakos. Tai dabar įsivaizduok, šitas fizinė realybė, mes keitamės milijardus kartų per sekundę. Kaip koks films, ką būtų 30 kadrų per sekundę. Vietoj 30 kadrų per sekundę būtų milijardus kadrų per sekundę. Tai unteik mes keitamės daug kartų ir tas sudaro šitą iliuziją judesio. Šitas, visi šitie judesiai, aniai keitas milijardus kartų. Ir mes esam kaip kokiam filmui, galim sakyti, ne? Kaip films turi 30 kadrų per sekundę, mūsų fizinė realybė turi milijardus kadrų per sekundę. Iš tikrųjų, judesys, erdvė ir laiks ir tik iliuzija. Tik iliuzija mūsų sąmonės. Tai šita fizinė realybė reaguoja į tave kaip stebėtoja, kuris ir juda per šią fizinę realybę ir patiria laiką ir erdvę. Tai dabar tu eini ir tu darai pasirinkimus. Tai yra tiek daug pasirinkimų. Dabar mano ranka paėjo į tep, aš galėjau mojuoti to ranką tep. Kažkokia paralelinė realybė tep įvyko. Mes esam kaip nuotraukas, bet mes patys sukūram ton judesį su savo sąmonį, kad sukur iliuziją laiko ir erdvės.